Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą. Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 puses. Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į 5 prasideda jau dabar, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną esu studijoje ne viena, turime viešnių. Tai folkloro ansamblio Žaisa vadovė Giedrė Ramunė Pečiulienė ir dainininkė Rūta Paulavičienė. Sveikos, mielosios. Sveika, Raselė. Taigi labai džiaugiuosi, kad jūs atėjo šiandieną pas mus į laidą ir turime tokią labai tokią rimtą misiją šiandieną pakalbėti apie tą laukimą, bet ne tik, kad lauksime dabar jau tų kalėdų, adventą išgyvensime, bet ir
kalbėsime apie adventinius valgius. Taip pat ir kūčių valgius, nes tai yra pasnikiniai valgiai. Taip, apie ką mes šiandien kalbėsime. Ne šiaip savo sugalvojame apie tai pakalbėti. Folkloro ansamblis Žaisa praeitą savaitę. Taip, prieš 2 savaitės jau. Ne taip, tu seniai prieš savaitę gal surengė labai gražią vakaronę Kauno tautinės kultūros centre ir prigamino tiek skaniausių visokių pasnikinių, senovinių, adventinių valgių, kad tikrai visi ragavo, smokavojo ir tikrai pirštelius buvo galima apsilaižyti, kaip skaniai mūsų senoliai valgė, sugebėjo pagaminti iš to, ką turėjo ir be jokių įmantrybių labai didelių, paprasti valgiai. Ir sakykite, Ramūne, kodėl apskritai jums kilo mintis tokią vakaronę suruošti, juk tai daug darbo, visos moterys plušėjos, gamino valgius ir iš kur tų idėjų tiek sėmėtės? Idėjų tai labai nesunku buvo pasisemti, nes prieš mane yra puikioji knyga Metai už stalo. Ją išleido Nijolė Marcinkevičienė. Ir čia sudėta iš tikrųjų labai įvairių daug receptų. Nijolė važinėjo per ekspedicijas, per visą Lietuvą. Kokį darbą atliko didžiulį? Didžiulį darbą atliko moteris. Aišku, turbūt ir archyvose dar buvo daug tų receptų. Tai mane labai domino ir jau seniai domino. Mes atsimena traselę ir anksčiau, ten prieš 15 kokių metų darėm tokią edukaciją. Gal ir seniai, gal ir ne. Irgi buvo labai įdomu daryti, gaminti, ragauti. Tai gaminam kūčių valgius tada. Taip. Mes filmavom laidą iš kartos į kartą ir Žaisos moteriškės visos susirinkę vienoje virtuvėje gaminote jūs tada įvairius valgius. Tai dabar irgi panašiai, tik tai kad nematėm to proceso gaminimo, bet jau matėm stalą nuklotą tais valgiais. Ir moterisgi papasakojo, kaip jos gamino, receptus sakė ir davė paragauti. Tai irgi jau yra neblogai. Taip, iš tiesų. Aha, tai čia toje knygoje ir atradote tuos visus maistus. Taip, visus maistus čia atradom. Kai kas dar moteris prisimena ir iš savo laikų, iš tėvų, iš mamų, ką ten gamino atskiruose regionuose, bet čia irgi yra labai puikių receptų ir stengiamės laikytis autentikos. Aha, na turbūt kiekviena šeimininkė atsinešam kažką iš savo šeimos, ypatingai ruošiant kūčias. Tai tikrai tas vakaras, kai, bent jau aš pati asmeniškai, tai tikrai visas įmantrius patiekalus nustumiu į šalį ir gaminu autentiškus. Ramūne, jūs turite kokį nors atsinešus iš savo mamos palikimą, tokį paveldą, ką gaminate per kūčias? Iš savo mamos, tai taip, praktiškai visi autentiški patiekalai, mama nuo Zarasų, tai ir gamino jį iš savo mamos prisiminimais dalinosi ir būtinai turėjo būti kviečiai. Virti kviečiai, užsipila aguonpienių su medum ir valgo skaniai. Bet būtiniausiai, aišku, kūčiukai, daugiau tai taip įprastai, silkė ir grybai, ir virtinukai su grybais. Aš jau paskiau pradėjau virti barščius su grybais ir su silkės galva. Visokių tokių buvo, bet stengdavomės, aišku, 12 patiekalų padaryti ant stalo. Tik ne visada, aišku, pasisekdavo, kartais ir daugiau būdavo. Tai vakarė jau nebegalėdavom pajudėti nuo maisto. Rūta Vilė, o jūs kokiu nors iš mamos turite paveldėjusi, kurios tikrai gaminate ir dabar? Taip, pas mus būdavo visada žuvies kotletai. Tokie irgi tokie pasnikiniai žuvis ir malta žuvis ir virtos bulvės. Keptas ir su krienukais. Bet toks būdavo visada ir skanu ir dar karšti kopūstai su bulvėm. Karšti kopūstai rauginti ir mano namuose. Troškinti su aliejum. Ir dar būtinai grybų įdėdavo. Baravykų džiovintų. Taip. Nes jau baravykus džiovintus tai mama labai slėpdavo. Jau taip saugodavo. Tai čia 1, 2, 3 ten kučiom, tik paliekam kučiom. Mano mama dar kepdavo blynus su silke.
Ir, man tai, kaip vaikui, tas silkė, tose blynuose nelabai patiko, bet patį blyną tai aš labai mėgau. Bet dabar, kaip žiūriu jau, tai visai nieko reikia šiemet pakartoti tą receptą, nes jau tikrai raugintų kopūstų su bulvėm ir su grybais, ir blynų su silkėm tai visada būdavo ant stalo. Na, žinoma, ir visi kiti patiekalai. Aha, tai mes čia taip įsiplėpėjom dabar, kad jau net ir laukiu tų kučių, kada vėl paragausim tos patiekalus, bet sužinosim mes jų dar daugiau šiandieną. Tai labai noriu apie Adventą pasikalbėti, bet gal prieš tai, jau kad esat žaisietės, aš labai noriu pakviesti mūsų klausytojus pasiklausyti ir Žaisos dainos. Na, atsiprašau, labai neturėjau fonotekoje mūsų adventinės dainos Žaisos, bet, na vis tiek, dainuoja Žaisa. Oi tu sakal sakalėlė. Oi tu sakal sakalėlį, tu gražus paukštelį, kad aš tavin viliočia in savas virna, kad aš tavin viliočia in savas virna. Viliok mergužėlą, jaunoji bernarė, o ne mani sakalėlį, gražoji paukštelė, o ne mani sakalėlį, gražoji paukštelė. Gal į kaimą stovi liepa, tai manas virnalis, o tai liepai šalta rasa, tai mana vyna lis, o tai liepai šalta rasa, tai mana vyna. Aš kukava gegutėlą, pargėrius krisdama, taigi mano mergužėlą žadelius rakala, taigi mano mergužėlą žadelius rakala. Taigi gyvename Advento laiku ir pagrindinis Advento išskirtinumas tai yra kas? Pasninkas? Pasninkas. Tikro pasninkas Advento metu turi labai labai gilias šaknis mūsų protėvio gyvenime. Jūs matot, kad Adventas tai yra niūrus, tamsus, toks virsmo metas, kai diena vis trumpėja, o saulės praktiškai ir nesimato. Žmogų ir dabar neramu, o tais laikais buvo dar neramiau. Ir todėl norėdamas jisai liktai susilieti su ta tokia tamsia, niūria, nurimusia gamta, stengiasi žmogus tuo metu nieko neskriausti, nei gyvūno, nei medžio, nei naminio paukščio, nekirto medžių namams statyti, malkų neruošė, avių nekirpdavo, negalima. Na ir tai tikrai tas susitaikymas su tokia artimiausia aplinka stengiasi liktai įtikti dievybėms, gamtos jėgoms ir parodyti, koks tas žmogus yra geras. Taigi jis lyg ir nusilenkia viskam, kuo tuo metu naudojosi visus metus ir tuo metu liktai prašydamas sėkmės kitiems metams, juk žmogaus tuometinio gerovė visiškai priklausė nuo žiemos. Kaip išgyvens gyvuliai, ar išgyvens, ar užteks pašaro, kada ateis pavasaris, koks bus derlius. Ir vis dėlto tas pasnikas tuo metu buvo toksai, netoks griežtas kaip per gavėnę ten pavasarį. Lietuviai tuo metu pasnikaudavo 3 dienas per savaitę. Tai dažniausiai būdavo, tai tikrai būdavo trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį. Na, o sekmadienį jau stengdavosi sočiau pavalgyti.
reikia pasakyti, kad mūsų protėviai įpratę buvo valgyti sočiai ir riebiai, kaip ir mes turbūt šitą paveldėjom dabar. Dirbdavo, Tai va, taigi kitaip jie nebūtų galėję sunkiai laukuose dirbti. Na, o štai, kai ateina žiema, kai lauko darbų nėra, tada galima ir organizmą išvalyti. Nes pasniko besilaikančio žmogaus organizmas ima naudoti vidinės riebalų atsargas sukauptas anksčiau. Ir tuo pat metu iš organizmo šalinamos kenksmingos medžiagos. Na, o mūsų senoliai tam pasnikui, tam advento laikotarpiui ruošdavosi labai gražiai iš anksto. Ir turbūt net negalvojo apie tai, kad dabar valys organizmą ar kažką. Ne. Bet jautė. Bet jautė, va kažkaip vyresnė yra. Tai jie iš anksto paraugindavo įvairių daržovių, turėdavo ruginių miltų susimalę, pasirūpindavo silkėmis, riešutų pririnkdavo, grybų prisidžiovindavo ir tikrai 3 dienas per savaitę laikydavosi pasniko. Pasnikas buvo toks juodasis, kai nebuvo galima valgyti mėsos ir pieno produktų, ir dar sausasis, kai jau tą dieną buvo labai griežtai, tai yra tik duona ir vanduo. Na, mūsų pasniko valgiai niekada nebuvo įmantrus, bet jie buvo labai įvairūs dėl įvairiai komponuojamų priedų. Na, sakykime, vienas iš pagrindinių patiekalų buvo avižinis kisielius, bet jį galima buvo valgyti ir su medumi, ir su vaisiais džiovintais, bet taip pat ir su kanapėmis, ir su užkeptais svogūnais. Tai kaip tą avižinį kisielių valgė Dzūkijoje, pavyzdžiui, su kuo, Ramune? Dzūkijoje irgi su visokiais pagardais, bet tik tai tą avižinį kisielių tai reikėdavo gaminti ilgiau negu valandą arba 2. Tai buvo iš anksto raugiamas dalykas, kokias 2-3 dienas reikėdavo šiltai palaikyti, avižas užpiltas su vandeniu. Visas avižas ar grūstas reikėdavo? Gal geriau būdavo ir pagrūstos truputėlį, tai išleisdavo greičiau savo syvus, bet įdėdavo būtinai duonos plutelių, kad rūktų to raugo panaudodavo. Ir dar įdėdavo anglių. O anglis dėl malkų anglių. Todėl, kad kartumą nuima avižų. Aha, sutraukia. Sutraukia, kaip ir dabar mes angliukus geriam. Taip, visiems toksinam išvaryti. Tai ir ten buvo panaudotas, tos anglis panaudotos gerai. Va, ir tada, kai parūkdavo, tai tiesiog nupila jau tą skystį ir jau užverda. Užvirt reikia tą skystį. Ir tas krakmolas, kaip ir paprastam kisėliuje, sutraukia tą vandenį ir gaunasi tokia tiršta kaušė. Tai ir buvo avižų kisėlis. Tas kisėlis yra kabinamas šaukštu. Tai negeriamas dalykas, bet valgomas dalykas. Konsistencija tikrai kaip žalia. Panašiai. Taip. Ir tada dabar tai valgiam iš viso prabangiai su spanguolių uogiene. Taip, skanu labai. Nors mano mama irgi visada prašydavo pagaminti avižų kisėlių, jau aš pradėdavau gaminti, bet jinai sakydavo, ne, aš nenoriu perkučias. Kažkaip jie ten ir smirdėdavo ir ką. O man neblogai, man patikdavo ir aš užsipildavau aguonpienių, dar medaus truputėlį ir būdavo labai skanu. Na, o kalbant apie Dzūkiją, vis tiek reikia pakalbėti ir apie atskirus regionus. Be abejo, taip. Tai būdavo labai daug tų advento patiekalų, norsgi jie vargšai gyveno Dzūkai ne taip jau turtingai kaip Suvalkijoje ir Sūduvoj, bet turėdavo vis tiek. Grybų tai tikrai. Grybai turbūt buvo vienas pagrindinių valgių. Tai grybų jie nelaikė ypatingų maistu. Grybai tai yra kasdiena. Taip. Silkę tai jie laikė labai skanių patiekalų, bet jos negalėdavo nusipirkti, neturėdavo labai daug tų pinigų. Tai įsivaizduojat, silkės
nepirkdavo arba labai mažai pirkdavo, tai tą rasalą nuo silkės su bulvėm valgydavo. Taip, jeigu neišgalėjo silkės nusipirkti, bent rasalo nusipirkdavo. O vaikam, pavyzdžiui, tai juodą pasniką įvesdavo kai kuriom dienom, net vaikam dzūkai. Pieno griežtai nevalgyti ir kiaušinių nevalgyti ir mėsos, aišku, nevalgyti, liepdavo vaikam, bet labai įdomiai elgdavosi su pienu. Ir Dzūkijoje, ir Aukštaitijoje karvės kartais dar būdavo neužtrukusios, tai tą pieną pamelštą kažkur duonkubilį kokiam tai visioj vietoj laikydavo ir pildavo tą pieną kiekvieną dieną ir sakė, per adventą išsilaikydavo tas pienas, aišku, surūgęs jau, bet išsilaikydavo ir neperrūgdavo ir paskiau naudodavo jį jau gale kalėdose. Taip, sūrius gamindavo ar varškę. Turint minti, kad žiemos buvo gilios ir šaltos ir sniego buvo, tai galėjo tai būti. Jeigu kiekvieną dieną melždavo 2 kartus karvę, tai žiūrėkit, vis pirpila šviežio pieno ir jisai pasiskirsto, neperrūgsta. Taip. Oi, kaip mes čia įsigilinom. Žinot, dar labai įdomus pavadinimas, ką valgydavo per adventą dzūkai, tai plezus valgydavo. Plezus? Kas čia per žodis? Nežinau. Ne. O plezai tai dar vadinami bandom. Banda žinau. Panašu. Tai įsivaizduojat, prisirinkdavo klevo lapų, nes kopūstų turbūt irgi neužsiaugindavo. Kaip dėrėdavo turbūt. Kaip dėrėdavo jo. Tai prisirinkdavo klevo lapų, susidžiovindavo, ir kopūstų lapų prisidžiovindavo ir tada bulvių tarkį naudodavo, į pečių pašaudavo ant tų lapų ir skaniausias maistas. Paskiau sukarpo, suplėšo, supjausto, patroškina dar ir skanumynas neišpasakytas su kokiais svogūnais ar grybais. Tai va. Tikrai, bandas tai taip, kepdavo mes namuose, mamytė kepdavo. Aišku, ir semenų aliejaus turėdavo sočiai Dzūkijoje. Linai augdavo, tai, bet daugiau nieko, jokio riebalo nenaudodavo, tik tai semenų aliejų patys išsispausdavo ir naudodavo. O per adventą pasnikauti reikėjo labai griežtai. Dzūkai netgi visus savo puodus išdegindavo, kad tik nebūtų riebalo. Įsivaizduojat? Kaip griežtai laikėsi savo pasniko dzūkai. Gamino šaltanosius. O kas yra? Nežinau. Nežinot, kas šaltanosiai? Aš kaip pasakau, tai visi galvojo, turbūt su melyniam kokie virtuvai. Taip, yra tokie, mačiau. O ten būdavo kitaip. Aš tai manau, kad visiems bus staigmena. Cepelinai su kanapėm. Cepelinai su kanapėm? Tai yra šaltanosiai. Tai yra šaltanosiai. Arba virti, arba kepti. Tai puikiausias maistas irgi skanumynas neišpasakytas. Kavą gėrė. Kavą? O žinot, iš ko kavą gėrė? Gal gilių? Ne gilių. Ąžuolų ten mažai. Daugiau Aukštaitijoje kavą gilių gėrė. O čia iš miežių. Miežių? Taip, miežių kava. Ir dar vadindavo kava kanapių pieną. O kaip gaminamas kanapių pienas, ar žinot? Kaip aguonų, ar kitaip? Gal ir panašiai, bet aš paskaitysiu receptą. Gerai. Labai trumpas, toksai ir aiškus, tai gal dabar ir žmonės pasigamins. Tikrai, paklausykite. 1 stiklinė kanapių, 1 litras vandens, svogūnas ir aliejus. Kanapės nuplauti, nusausinti ir paskrudinti keptuvėje. Berti į grūstuvę ir gerai sugrūsti. Dabar tai yra kavamalių labai gerų. Įdėti supjaustyto svogūno ir dar pagrūsti. Sugrūstas kanapes su svogūnu iškrėsti į dubenį ir užpilti karštų virintų vandeniu, išmaišyti ir nusunkti. Kanapių tirščius galima dar porą kartų užpilti vandeniu ir gerai išspausti. Tai va, ir išeina kanapių pienas. Turėtų būti labai skanu. Vadindavo, man tai irgi reiks pabandyti. Ir dzūkai tai vadindavo savo kavą. Va. Tai ir dar darė mutės tokios, ar žinot, kas mutė? Mutiniu pas mus vadindavo, mutinys buvo. Tai buvo labai skanus valgys. Bet daugiau mes valgydavom vasarą, vaikai, taigi buvo labai skanu. Bet per adventą irgi dzūkai sako, kad valgydavom. Tai žinegi, ką ten išgalvosi kitaip. Ar apie dzūkus mes jau viską pakalbėjom?
aišku, viską, bet daugiausia tai dzūkai valgydavo bulbas, bet tai jau aišku, bulbės prieš 200 metų tik tai atėjo pas mus. Anksčiau. Kažkaip aguonų nevalgė dzūkai. Ne, ten gal neaugo, gal kanapės greičiau. Nevalgykit aguonų, nes pramiegosit kalėdas. Ir dovaną. Aišku, na tai, sakykit, tas pasninkas visoje Lietuvoje pasninkiniai valgiai buvo tokie pat panašus, ar vis dėlto tų išskirtinumų yra daug? Ne, yra išskirtinumų. Na, Rūtavilė, o tu apie... Taigi Suduviai, klausyk, visai jie ten kitaip gyveno, turtingai, gaspadinės geros, visko turi, tai žinot, žemės geros, daug, daržuose užauga puikiausios daržovės, tai yra kopūstai, burokai ir tik Suduviai mokėdavo užraukti burokėlius ir juos naudoti labai skaniai, kaip pasakoja šeimininkė senos. Tai vadindavo tais cvilikiukai mažiukai, tie burokėliai, juos jau išvirdavo ir išvirtus burokėlius į duonkubilį, netgi tai buvo ne duonkubilis, bet barštkubilis ir raugdavo. Buvo labai skanu. Įdeda apačioj ruginių miltų, kokias 2 saujas, į ten sudeda tuos burokėlius, cvilikėlius mažus ir su šiltu vandeniu užpila. Na ir gal kokias 2-3 dienos ir įrūksta. Kartais būdavo tystas, tas skistimas toksai tasus, tai jis nelabai geras. Bet jeigu pavykdavo, tai tas rūgštus raugas burokėlių tai buvo ir sveikatai, ir maistas, ir vaistas. Ir buvo kaip pasnikas, žinot, tai taip silpna būna nuo priesko maisto, nuo mėsos trūkumo, tai sakydavo valgyk burokus. Taigi sutarkuoji tą cvilikiuką cibulio prisipjaustui, su duonute užkerti, tai tų jėgų gali kalnus versti. Ir jeigu gerai nutaikydavo tą rūgimą, tai buvo labai skanu ir visą žiemą tiesiog gatavi vitaminai. Ir rasalą naudodavo maistą? Taip, rasalas tai buvo labai daug, kur tai buvo rūgštė, tai buvo natūrali rūgštis, kuri užrūgdavo, taip pat kaip ir kopūstai. O jie dar mokėdavo, raudant kopūstus, ten į tarpus įdėti mažas galvutes nepjaustyto kopūsto. Tai tas nepjaustytas kopūstas irgi rūgdavo ir įsivaizduokit, išimdavo tą kopūstą ir darydavo balandėlius. Šiaip jau tas kopūstas neišsilaiko juk ilgai stovėti, ar ne? O tas raugintas ir į tą raugintą kopūstą susuka grybus su svogūnėliais patroškintus, pakeptus ir labai skanus balandėliai išeidavo. O vadindavo balandėliais juos irgi taip pat? Panašiai kaip kuriam krašte. Na ir dar noriu pasakyti, kad Suduviai dar darydavo grybų su sausienė. Tai va grybų o sausienė tai yra virtos bulvės. Tai būna labai gerai, kai ateina pasnikas, nes grybus jos irgi mokėjo užraukti. O kaip tos grybus užraukti? Tai reikia gerai nuplauti, nuvalyti ir pervirti per 2 vandenis. Išvirtus dar užberti druska, gerai išmaišyti, toliau medinio kubiliuko dugną iškloti vyšnių, serbentų, lapais dar krapų įdėti ir tada dedi sluoksnį grybų, tada vėl ant viršaus krapus, serbentus, vyšnės ir vėl grybus. Jeigu iš vieno karto tų grybų ten tiek neprirenki, kad visas kubiliukas būtų pilnas, tai tada reikia uždengti drobelę, paslėgti ir laikyti. Kaip turit prirenka dar grybų ir dar pripildo, taip iki pat viršaus. Ir tada su tos grybus gali valgyti visą pasniką. Grybą su bulvė tikrai sotų ir tikrai skanu, jau patikėsit. Nekalbėk, šiandien valgyti labai noriu. Dar žinokit, aš norėčiau papasakot, kaip Suduviai mokėdavo pasidaryti pasnikinio deserto. Tai va, iš grušiukių, tokių laukinių, žalių, kurių taip žaliom tai nelabai galėdavo ir valgyti.
tai jų net ir nepjaudavo, tiesiog mažytės, tai jas cielas tiesiog su visais kotukais džiovina. Džiovina tai būdavo ant duonos kepimo, kur duona kepa ant to pečiaus, ant to pado, kai užkepa duoną, ten nieko nelieka, tik tai šilta, kloja drobelę, pila tos grušiukus ir džiovina. Na ir kai išdžiūsta, nu tai taip skanu būdavo ir atsigėrimui, ir prie kukulaičių, ir girai. Na ir dar vieną turiu pasakyti, va tokį suduvišką patiekalą, tai morkų kisielių toks atradimas buvo šių metų. Morkų kisielius. Nesu girdėjus apie tai. Morkų kisielius, patikėkis, skanumas neišpasakytas. Rūtavilė gamino pati ir 3 kartus. Oho. Toks pasiekimas buvo, kad paskutinį kartą jau daug gaminau. Kaip gaminti iš morkų? Tai vad morkos, o taip paprasta, o taip skanu. O paprastimas toks, nuvalai švariai morkas, švariai, kad jau būtų jau viskas. Jau. Klausytojai, mėly, klausykitės dabar, nes galbūt kūčioms ir jūs pasigaminsite morkų kisielių. Tai būtų tiesiog desertas kūčių stalo. Tai va, nuvalai švariai morkas, kiek jų ten nori, 3, 4, 5, jau kiek jums ten norėtųsi. Užpili vandeniu ir verdi taip, į tą vandenį reiktų dėti gvazdikėlių. Iš karto verdant? Iš karto verdant gvazdikėlių. Išverdam tame vandenyje morkas, na ir gvazdikėlius reiktų išimti, tada jau išrinkti ir tą, ką mes turime vandenį su morkom, na, senoviškai reiktų ten trinti per sietelį, bet dabar mes turim blenderius, sublenderiuoji, gauni tokią košytę. Na ir paskui tą košytę medumi saldai, uogienė, spanguolių pavyzdžiui, rūgštinė. Padarai tokie gražų tokį derinį, kad būtų saldžiai rūgšti ir dar reiktų įdėti cinamono. Nes cinamonas tą tokį morkų kvapą, tokį virtų morkų kvapą, jisai su gvazdikėliais užgesina. Na ir ką, ir tada krakmolo, darai kisielių, kokio norit tirštumo. Patikėkite, jūs nustebsite pasigaminę tokį kisielių patys, pabandykite. Rūtavilė, tai kisielių reikia ištirpinus vandenukę pilti ir tada dar pakaitinti tą smokytės. Kaip čia šeimininkiška, aš manau, kad žino, bet jeigu... jau iki galo, aš jau taip jau iki galo, tai tada imi krakmolo, ten šaukštą, priklausomai nuo kokio tirštumo tas kisėlius norėtųsi būti. Tai tada šaltam vandenį išmaišai, taip, kad jau nesimatytų to krakmolo. Ir paskui tą jau puodukę su tuo krakmolu ištirpintų, pili į tą karštą verdantį tą masę, kur ten morkos sutrintos, cinamonas su gvazdikėlių kvapu, medus ir spanguolės ir sutirštinė jisai, kad užvirtų. Ir viskas, ir supilstomi. Ir viskas, ir valgom, skanaus. Linkėjimai nuo zanavykų šitas patiekalas. Na tai ar dar mes apie Suvalkiją šnekam, ar jau padarom pertraukėlę trumpą? Padarom pertraukėlę, gerai, tuomet pasiklausykim, na tikrai šiam laikotarpiu labai tinkančios kanklių muzikos.
Vartai į 5 puses. Sugrįžtame į eterį ir šiandieną kalbamės apie adventinius ir kūčių valgius su folkloro ansamblio Žaisa vadove Giedre Ramunė Pečiulienė ir dainininkė šio ansamblio Rūta Vilė Paulavičienė. Tai dabar jau apžvelgėme ir Dzūkijos kraštą, ir Suvalkijos, Sūduvos kraštą. Aukštaitijoje. Kuo įsiskiria šitas kraštas savo tais adventiniais valgiais? Gal čia viskas kaip ir Suvalkijoje ar Dzūkijoje? Na, man atrodo, arčiau Dzūkijos. Arčiau Dzūkijos. Nes žemės ne visur buvo geros, aišku, ten Biržuose buvo geresnės, Zarasuose prastesnės, Malinėlis. Kur daugiau gerų žemė ten valgydavo vienaip, čia irgi turbūt, kadangi Aukštaitija labai didelė. Tai čia ir pagal Aukštaitijos dar kraštus rajonus irgi skiriasi. Jau turbūt tikrai skiriasi, bet taip bendrais bruožais tai galėčiau papasakot truputėlį apie Aukštaitijos tą maistą adventinį. Aišku, visi mėgdavo labai silkę, kaip ir visuose kraštuose, bet silkės irgi reikėdavo nusipirkti iš Rygos, veždavo, dar mano močiutė veždavo ir parduodavo į Zarasus iš Rygos. Nieko savo iš Rygos. Tai už tai brangi buvo. Bet įdomiausia, kad labai aukštaičiai mokėdavo taupyti. Mano mama irgi labai buvo taupi, nors aukštaitė, šiaip dosni, bet taupiai. Praktiškai. Praktiškai ir taupiai. Tai įsivaizduojat, silkę nukauluodavo ir silkės kaulus sudžiovindavo ir maldavo, o tuos miltelius paskiau ant duonos berdavo ir valgydavo. Sutaupydavo. Nieko savo, tai netgi dar toks pagardas buvo. Taip, tai būdavo skanumynas. Šiais laikais žiūrint, tai gal ir būdavo ten kokių medžiagų, kalcio. Ir labai daug medžiagų, ypatingai galvoje. Taigi, teko šnekinti vieną tikrą žemaitį, kuris tikrą kastinį suka ir daro ir cibulinę gamina mums. Tai sakė, silkės galvoje daugiau gerų medžiagų negu pačioj silkėje. Tai silkės niekada neišmetam. Sriubas, visas barščius. Taip, kažkaip žinojo, šeimininkės vis tiek, ko matyti reikia šeiminai ir kokių medžiagų reikia ir atrasdavo visame kame. Ir gamindavo labai įdomiai kavą. Kava tai ne dabartinė kava, kuri brangs ir brangs gyvenime, bet vis tiek tai buvo kava, kažkaip taip vadinosi. Tai kava, aišku, gilių virdavo, su giliam tai būdavo daug telionės iš rudens, ar ne, reikėdavo ir susirinkti, ir išdžiovinti, nulupti, ir išdžiovinti, ir pečiui paskrūdinti, ir paskiau pamirkyti piene, ir vėl sumalti, bet tai skanumas buvo neišpasakytas ir sveikata taip pat. Bet virdavo kavą ir iš kitų, ir iš miežių, miežinę kavą virdavo. Dar labai įdomiai būdavo verdama iš burokėlių. Burokėlius sutarkuoja, padžiovina, tada sugrūda truputėlį ir užpila karštų vandenį ir tai vadinosi burokėlių kava. Oho, tai gal ir pavirti reikėdavo, nevirdavo, tiesiog užpildavo. Nieko savo. Tai va, iš runkelių dar visokių. Na, aišku, kaip ir Aukštaitijoje įprasta, kepdavo blynus per adventą su visokiais pagardais, ir uogienėm, ir neuogienėm. Ir virtinukai turbūt Aukštaitijoje labai populiarūs, visokie virtiniai. Virtiniai kakorai labiau. Per adventą kakorus. O kas yra kakorai? Atspėkit. Gal iš bulvių kažkas? Panašiai, bet ir iš miežinių miltų, ir iš bulvių. Irgi arbatai, kurią užsigerdavo kakorus, nes matyt sausokiai buvo, kepdavo tos kakorus. Tai vartodavo arbatą, bet ne iš obuolių, o iš obelų lapų. Lapų. Padžiovindavo lapus ir tada gerdavo arbatą. Vat kaip sveikai maitinosi. Įdomus skonis, turėtų būti, neteko man ir gauti obelų lapų arbatas. Nei kavos, burokėlių irgi neteko. Obelų lapų arbatos. Tai ne iš Aukštaitijos aš. Naują laidą sukursim. Tikrai, kad taip. O pečiui džiovino žuvim. Pečiui džiovintą žuvį mėgdavo labai. Aišku, būdavo ežeruose. Ežerų kraštas, tai. Seliavos daug būdavo. Dabar kaip brangumas neišpasakytas. Ir ne visada ir galėsi gaudyti, o tada tai gaudydavo laisvai ir sūdydavo. Kuojas labai mėgdavo. Grybaut mėgdavo. Irgi
rūdmėses raugdavo ir žaliuokės, tai buvo pats skaniausias dalykas. Ir tam krašte augama. Raugti, tai irgi reikia darbo įdėti daug, liktai rūksta, paskui jau pradeda pelyti, tai tas skudurėlį išimi, nuplauni ir vėl uždedi ir švarų ir vėl rūkti. Turėjo darbo ta šeimininkės tikrai, kad turėdavo, viskas. Ne tik tai tvartose ir laukuose, bet ir namuose. Na, per pasniką vėlgi taip kaip ir dzūkai rinkdavo savo pieną, neduodavo gerti nei vaikam, nei ne vaikam. Pienas buvo per visą adventą padėtas raukti į statines, pildavo jį, jeigu karvės neužtrukdavo, tai turėdavo to pieno, pildavo, paskui sūrį, varškį ir visokius kitokius dalykus gamindavo jau tik po kalėdų. Tai va, kaip raguoliai. Kaip jums atrodo, kas tie raguoliai? Raguoliai. Aha. Iš guolio nekepsi raguolio, taip sakydavo tokia patarlė, bet kas tas raguolis, taip nežinau. Paprasčiausias Pyragėtis, pyragas. Mano supratimu yra blynas per visą keptuvę. Aha, va kaip. Aš maniau, kad toks pyragas. Ir aišku, labai pagardai visokie tinkami prie to raguolio, prie tų blynų. Na ir grucė. Grucė tai yra perlinės kruopos. Taip, bet tiršta sriuba iš miežių, iš perlinių kruopų. Ar paskaityt, kaip gaminama? Paskaitykit būtinai, nes įdomu bus, gal pasigaminsim ir mes. Jeigu rasiu greitai, tai tada galbūt ir duosiu receptą, bet žiūriu, kad aš nelabai čia randu greitai. Aha, tai tada nepasisekė. Nieko, kol gros muzika galbūt rasit gal Grucę laidos pabaigoje. Paskaitysiu, kaip gerai. Grucę. Būtinai. Na va, o tai kaip Žemaitija? Kaip su Žemaitija, ten vėl kitaip turbūt tradicijos kitos. Žemaičiai visada yra žemaičiai. Aha, Rutavilė Žemaitė. Aš tokia Žemaitė antros kartos, jau gimus augus Kaune, dėl to kalbas nebeturiu. O tėvelis mano amžinatilsį nuo Tauragės ir iš tikro tų žemaitiškų patiekalų mama gamindavo, nors pati mama nuo Kauno, nuo Raudondvario, bet visada toks būdavo tokių patiekalų iš tikro žemaitiškų. O tas vienas iš tų labai žemaitiškų, kur tikrai nesakėt ir nepasakojot niekas, tai buvo durniai. Durniai? Taip, toks o dievulėliau, kas durniai tai? Arba durniukai. O tai kitaip labai paprastai. Žiūrėkit, jūsgi cepelinų tešlą darot, ar ne cepelinų? Taip, darom. Tai jinai yra visiška pasnikinė, ne bulvės. Tai vat jeigu paimi tą cepelinų tešlą, taip rankose suploji kaip kotletuką, į vidurį spaudi skilukę ir išverdi karštam vandenį. Na tai jeigu, tai juos ir vadindavo durniais. Pas mus tai vadindavo bandelėm ir skilutės nedarydavo mes namuose. Tai tiesiog bandelės. Duobukė. Tai va, tai puikiausiai tokie nedičkiai, jie vadindavo arba durniais, arba durnukais. Ir per pasniką tai valgydavo su kanapių aliejum, nes aliejus buvo tik tai augalinis, taip kanapių arba sėmenų, linų aliejus. Tikrai labai skanu, patikėkite. Na, iš kanapių iš tikro labai daug darydavo žemaičiai maisto. Ar suklysiu pasakius, kad daugiausia Žemaitijoje naudojamos kanapės buvo, ar vis tik visoje Lietuvoje? Aišku. Kanapės, pavyzdžiui, paspirgindavo, pamaišydavo, sugrūsdavo. Tai gali taip sugrūst, kad tik tai miltai pasidarydavo, dar įpildavo ruginių miltų ir toks būdavo toks padažas, tiesiog su bulvėm dažysi ir su karšta bulvė valgai, labai skanu kanapės ir dabar. Na, jeigu jūs pasakojate apie cibulinę, tai Žemaitijoje kažkuriam krašte cibulinę vadindavo sriubalinę. Tai ir tą sriubalinę, žinokit, labai eidavo pagrindinių, kaip čia pasakyti, tokių dedamojų, pirmiausia, pradėdavo nuo silkio galvos. Silkio galvą storai susuka į popierą, pakiša po... Nu, aš galiu paskaityti. Paskaitysiu. Silkė storai suvinioja į laikraštį. Būtinai į laikraštį. Kitokio popieriaus nebuvo. Gal ir popieriui. Ir kept reikėdavo ant žarijų būtinai. Išimti kaulų, supjaustyti ir sudėti į virintą vandenį. Palaikyti porą valandų. Pridėti supjaustyto svogūno, pipirų, įpilti acto truputėlį. Ir valgyti su karštomis bulvėmis
išvirtomis su lupenomis. Va. Į cibulinę dar galima buvo įtrinti ir bulvę, kad būtų tirštesnė. Jei nėra, silkės galva irgi sutrinti. Skanu ir su žirnių košė. Žirnius apvirti atskirai ir ant bulvių sukrauti. Ir pupelės taip pat. Pupelės apmirkomos ir verda atskirai. Labai tinka prie cibulinės. Va čia iš Klaipėdos rajono. Aha, iš Klaipėdos krašto. Na tikrai cibulinė suragavusi tikro žemaičio gamintą labai skanu. Taip. O aš dar žinau tą cibulinę gamintą su grybais. Tų silkių tai nėra, šiemet ir gaminau. Tai grybus nuverdi, džiovintus grybus, baravykus nuverdi, o svogūnus pakepi, aišku, ant aliejaus, šaukštą miltų ir tą nuvirtą vandenį nuo grybų užpili ant tų keptų svogūnų su miltais ir gaunasi toks tirštas ir skanus kaip padažas. Grybukus likusius supjaustais, patroškini, truputį druskytės, labai skanu ir su bulvėm keptom, ir su karštom, su lupinom, ir su žirniais, ir su pupeliais. Va, irgi per kūčias galima drąsiai valgyti, taip. Dar, žinokit, tada valgydavo ir kopūstus, verda kopūstus, įdeda žirnius kartu ir jie tokie tiršta sriuba gavosi, dar gaunasi, dar įpila aliejaus, kurio ten turėdavo iš siemeno ir labai skanu. Net seilę nurijau. Nu tikrai greičiau tas kūčias ateitų. Na, bet adventas. Taip, adventas tęsiasi, tai dar galim. Seilę eisim gaminti ir šiandien po laidos. Mielai. Na va, tai dabar tikrai labai įdomus visi valgiai ir tie maistai. Įsivaizduoju, kad mūsų šeimininkės tai tikrai turėjo ką veikti, nes reikėjo prigaminti labai daug visko. Tai jau plušėdavo nuo ankstyvo ryto. Kūčių rytą turiu mintyje, o šiaip šeimyną maitinti reikėjo visą adventą tokiais patiekalais panašiai, ypatingai per pasniko dienas. Dar vieną žaisos dainą pasiklausom. Nors ir ne adventinė, bet vis tiek labai gražiai jūs dainuojate, tai Gale sodo rimavo. Pasiklausykime visi šitos dainos. Gale sodo rimavo, Karmelėlis varkavo, didelė dūmavo, en bernelis pro šalį, pro rutelio darželį, prašė mani žolynų, rūta mėta nediga, lelijėla nežyda, šalavijėla be lapų, en brolalis pro šalį, pro rutelio darželį, prašė mani žolynų, rūta mėta išdyga, lelijėla išžyda, šalavijėla žaliava, Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses. Na va, kol žaisa dainavo, Ramunė rado grucės pažadėtą į receptą ir dabar tikrai sukluskite, kas tai per patiekalas grucė, kokiagi tai sriuba.
Raselė, o norėtumėt paprastos grūsės ar grūsės su grybais? Tai gal paprasta, o paskui pridėsim grybų. Kaip čia dabar? Tvarkoje. 1 stiklinė perlinių kruopų, 2,5 stiklinės vandens, rašykite šeimininkės. Stiklinė kruopų. Perlinių kruopų, taip, ir 2,5 stiklinės vandens, 2 šaukštai aliejaus, aišku, geriau būtų semenų arba gal kanapių, nebijokit. Labai skanus aliejus. Labai skanus. Taip. Ir narkotikais neįkvepia. Ne iš ten. Taip. Toliau. Ir viskas. Ir verdam, ir viskas. Į verdantį pasūdytą vandenį supilti aliejų ir pamirkytas kruopas. O kruopas, tai žinot, kad per naktį reikia mirkyti. Nu taip, ir viskas. Maišant užvirti, uždengti puodą, įstatyti į didesnį indą su karštu vandeniu ir taip virti apie 2 valandas. Kad išvirtų, taip. Jeigu reikia įpilti daugiau vandens. O jeigu su grybais, tai reikia tiesiog grybų pakepintų turbūt, su svoguniuku įpilti, ar šklysto? Tai matai, kad čia tam grybų nuovirė virdavo tas kruopas. Tai va iš čia, žinokit, tas receptas, kurį tikrai nešiojosi širdį daugybę metų nuo to karto, kai jūs pasakojat, kad kažkada gaminome su žaisa kūčių valgius ir tikrai sąžiningai sakau, nuo to karto, jau dabar nebežinau kiek metų, kiekvienais metais per kūčias gaminu jūsų patiekalą, žaisoje išmoktą. Tai va ta panašiai kaip grūsė su grybais, tai pasakysiu ir aš tą receptą visom šeimininkėm, kad žinotumėt, žinokit, superinis, tikrai, nežinau, nelietuviškas žodis, bet tikrai labai jau čia išreikšti emocijas, norit, labai skanus patiekalas, reikia išvirti džiovintus grybus ir paskiau tame nuovire džiovintų grybų jokių būdų neišpilti, o jame išvirti perlinės kruopas. Kol perlinės kruopas verda... Porą valandų. Na, jeigu nemirkintos, tai tada porą valandų, jeigu mirkintos greičiau, tuos grybus supjaustome smulkiai, nemalamo supjaustom, taip pat svoguniukus pakepinam su tais grybais ir paskiau, kai išvirs kruopas, sumaišom su ta koše. Kaip tai yra skanu, žinokit, tiesiog, mano tai vaikai klausdavo visą laiką, mama, kodėl šitą skanę košę verdi tik per kūčias, mes norėtume dažniau valgyti. Sakau, dėja, tai yra kūčių valgis. Tai va, tai taip, jau išpasakojom dabar viską, kas apie grūsę ir mes turim, lygiai kokią minutę pašnekėti dar apie pačią kūčią, nes adventas juk baigėsi per kūčią. Taip, ir pasnikasgi buvo didysis, juodasis, sausasis pasnikas tą dieną būdavo, bet ir galėtų būti ir dabar, taip sveika. Na ir man atrodo, kad visi valgiai prasidėdavo nuo pagrindinių 2 patiekalų, aš taip įsivaizduoju, kūčios, kuri būdavo gaminama nuo senų senovės, kūčia iš įvairių grūdų, iš įvairių sėklų ir galima visko pridėti ir žirnių, ir pupelių, viską gerai ištroškinti, iššutinti, kaip sakydavo, ir tada atšaldyti, dėti, aišku, medaus ir dėti aguonpienio. Ir tai būdavo tikras, toks pirmasis patiekalas kūčių stalui. Reikėdavo pasidalinti po šaukštelį ir suvalgyti. Na, o antrasis patiekalas, tai kaip žinot, būdavo avižų kisielius. Gal jį galima ir paskutinį, kaip šiais laikais, desertui valgyti. O tiesą pasakius, vėliau jau atsirado ir plotkelė, kurią reikėdavo pasidalinti. Bet ta plotkelė tai būdavo labai įdomus burtai su plotkelė. Mažai kur būrė žmonės, bet aš tai kažkaip mėgstu. Nusilaužti plotkelę tai ne bet kaip. Reikia taisyklių laikytis. Reikia, kad vyriausias žmogus duotų visiems nusilaužti tą plotkelę. Pirmiausia, tėvas su mama turėtų laužti plotkelę. Ir žiūrėdavo, stebėdavo, o kokiogi didžią plotkelės gabaliuką nusilaužė. Jeigu didesnį, tai reiškia kiti metai bus sotus geri. Jeigu mažesnė, tai mažiau sotus metai, mažiau geri metai. Ir dar žiūrėdavo į paveiksliuką, ten visokių grožybių ant tos plotkelės yra. Tai žiūrėdavo, jeigu kokią žvaigždę nusilaužė, tai žibės kaip žvaigždė visais metais. Jeigu ten kokią eglę šakelę nusilaužė, tai...
Nelabai jau gerai. Gerai, o kryželis tai dar blogiau. Bet Ramunė taip nori. Bet aš atsimenu, Raselė, žinokit, prieš Sauleniai gimstant nusilaužiau Mariją su kūdikiu. Garbė žodis. Na va. Ir va, visa tiesa. Taip, tikra tiesa. Tik aš dabar sunerimau dėl to vyriausio žmogaus, kuris duoda laužyti. Tai jeigu visi taip norės tų gerų metų, tai tam gali vargšai nieko ir nelikti toj saujoje. Na tai, taip, nebūkim godus ir palikime vyriausiam šeimos žmogui irgi platkelės, kad ir jam būtų geri metai. Taigi, mes galėtume tai turbūt dar šnekėti porą valandų ir dar nebaigtume ir apie valgius, ir apie adventą, bet mūsų laida jau baigėsi. Ačiū, mielosios, kad atėjo šiandieną į laidą. Tikrai labai labai dėkoju, nes manau, kad visiems buvo naudinga paklausyti apie tos mūsų primirštus, galbūt kai kam, galbūt iš viso pirmą kartą išgirstus tos senuosius tradicinius valgius, kuriuos valgė mūsų protėviai ir kuriuos mes dar vis viena kitą padedam ant stalo ir šiais laikais. Tai tikrai priminsiu mūsų klausytojams, kad laidoje viešėjo folkloro ansamblio Žaisa vadovė Giedrė Ramunė Pečiulienė ir šio ansamblio dainininkė Rūta Vilė Paulavičienė. Dėkui Jums dar kartą ir ačiū mūsų klausytojams, kad buvote šią valandą kartu. Iki naujų susitikimų. Gražios dienos visiems. Ačiū. Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.